Liūtas karalius. Gyvenimas negarbingas žaidimas. Supranti, štai aš norėčiau būti karaliumi, bet niekada jo nebūsiu. O tu tikrai nepamatysi rytojaus ir tu... Ar tau mama nesakė, kad niekada nežaistum su savo pietumis? Ko tu iš manęs nori? Aš atėjau perspėti, kad tu ateis karalius Mufasa ir jums reikės sugalvoti gerą pasiteisinimą, kodėl nebuvote ceremonijoje. O ne, Zazu, per tave aš praradau pusryčius. Jums bus dar blogiau, kai pamatysite savo brolį. O jis pasipūtęs ir visada rudas. O Dieve, kaip aš drebu iš baimės. Skarai, paleisk jį. Punktualumas, karalių mandagumas, jūsų dienybė. Pamanykite, kas pas mus atėjo. Tegu būsi prakeiktas, jeigu tai ne mano brolis Mufasa. Tai galima suprasti kaip mandagumo vizitą. Mes nematėme Skaro, kai krikštijome princą Simba. Tai buvo šiandien. Kažkaip visai pamiršau. Kaip ten bebūtų, karalius ir jo brolis turės stovėti pirmoje eilėje. Ir aš buvau pirmoje eilėje, kol negimė tas išpera. Tas išpera mano sūnus ir būsimasis tavo karalius. Na gerai, aš pasimokysiu gerų manierų. Nedrįsk atsukti man nugaros. O ne, Mufasa, greičiau tu atsuksi man nugarą, nei aš. Kas tai iššūkis? Ramiai. Aš net nesusimašiau, kad mesiu tau iššūkį. Ir kodėlgi? Nei žiaurumo, nei jėgos tau netrūksta. O kas liečia mane, tai aš visada prie silpniausių šiame idiotiškame pasaulyje. Šeimoje visada yra savo pabaisa. Jis visada sugadina nuotaiką. Ką man su juo daryti? Iš jo išeitų geras kilimas. O, Zazu, jūs tik pagalvokite, kai tik kilimas susiteršia, galima išnešti ir gerai išdulkinti.